ką tik pasivaikščiojom po nuostabų parkelį prie nuostabaus krioklio. Jeigu nematėt, kur mes čia vaikščiojom, tai pažiūrėkit seriją prieš tai. O dabar bandom lėkti į žuvies restoraną ir paragauti kažkokių tai jūros gėrybių. Tai va, kažkaip mes tai pasirinkom, nusprendėm dar prieš tai važiuodami, kad valgysim kažkokias jūros gėrybės. Po tokio pasivaikščiojimo iš tikrųjų reikėtų kokią mėsos šmotą gerą. Ir bulvyčių frie, ne? Jo, bet ką nusprendėm, tą nusprendėm, gal visai irgi gerai bus. Nu ką, lėkiam. Bandžiau. Už 50 paigoje pasukite kairėn. Pasukite dešinėn. Tada kelio pabaigoje pasukite kairėn. Biški pistelėja mašina kažkur. Bet lygtais nieko nematau. Tai nieks niekur nevarva. Nieko nematau, svarbus lengstis neįlėktas. Va tokie va keliai. Nu, žiūrim biškį meniu, paskui pasifilmuosim čia. Kordžuvė 20, jūros ešerys 22. Bet čia dar ir brangiau visokių. O kečio vidai? Nu, kečio vidai. Bet čia kaina už kilogramą. Tai nežinau, kaip jie ten pasvers ir paskaičiuos paskui tą kainą. Man 200 gramų. Ai, 200 gramų.
Tai va tokia večikė. Restoraniukas. Turi čia pasidėję jie. Yra austrių. They think about have a smaller one, have the mezza with it, and maybe some people that just try to kind of like go. Bet aš ten mačiau, Austrės yra tiesiog tam ir jos plaukiai. Bet aš žinok nežinau, ar aš išdrįsiu. Aš tai paragauti jaučiu. Aš biškai Austriją noriu paragauti turbūt. O toks vaizdelis. Tai užsisakėm kardžuvę ir užsisakėm... Ką jūs sakytų? Krevečių. Žiūrėk, kas ten ant to medžio auga? Tai gavom Austrės. Jau man čia paruošė. Dabar man tik belieka suvalgyti. Filmuoja aš tą. Visi pasiruošę. Niekada nesuragavęs Austrės. Bet čia kai man filmuodavo. O, gerai. Nu jau ką su tuo sako. Čiuk. Nu? Nu? Manu. Varyk. Sakė, visą turi susirpti kažkaip, ne? Prikibo ant ūsų kažkas. Oi, tai ūsai. Gut. A ne? Skaniai. Nu, dabar kažkas irgi ragaus. O, turistai. Čia švenčių visi šau, kad tu ragautum. Duok dabar man irgi šaukštelį gaunasi. Čia ne per daug pribėrė tos citrinos. Ten buvo biški kažko. Ai, citrinos? Nu, nežinau. O tai ką daryti su tuo, pavyzdžiui? Viskas jūs valgai. Šitą irgi? Viską valgai. Ne, man atrodo, šitą nereikia. Valgyk viską. O čia tą skystę? Viską įmė geri. Nu neragauk, tu kas čia taip daro. Tu turi viską dabar praryti. Siaubas. Ką sakai? Tu suvalgai tą šūdą? Nu tai man tai skaniai buvo visai. Tai tau patiko? Nu ką, žinau, normaliai. Žiūriu. Tu dar nedabrendai gal? Kaip neskanu. Fui. Aš tai būčiau dar surijęs dar vieną. O tai gali tą mano likučius. Nu tai kad tu jau ten atčiulpiai. Reiktų šūdį neapsivėjimus. Labiškai būčiau pakramčius tikrai. Nes aš galvoju, reikia suvalgyti, bet... Nežinau, man tokia žuvis kažkokia viskas. Nu gerai, žiūrim, ką čia užsisakėm. Čia bus geriau tikras. Nu va, mano kardžuvė. Bandom valgyti. Nu jau pavalgėm. Kaip vertinate savo vakarienę? Tuometis labai skanios. Česnakiniam padaže. 10. 10 duoda? Eik sau. Nu, mano kardžuvė tokia sausoka. Neskaniai. Jei sakė, šis neskaniai. Nu, žuvis ir ne mėsa. Tai, nežinau, 6. Tai iš visai ką neskaniai. 3. Aš tai daviau 6. Dabar valgom tų skandžiukų, tie skandžiukų tai labai skanus. Pradžiai čia reikėjo juos valgyti. Bet tai būtume prisivalgę, tai... Tai va, o dėl tos Austrės sakė... Ką sakė? Čia prasčiausias kada nors mano ragautas maistas ir nebekartosiu turbūt tikrai gyvenime. Nežinau, kas turėtų atsitikti. Taip, kad buvom nusitikę žalių šukučių valgyti, tai aš jau žaliųjų nebevalgysiu. Dar pagyvensi, sulauksi mano amžiaus, ragausi. Įdomu, kaip tu būtum valgęs po mano paragavimo. Ne, nu tai aš tai kažkaip... Nežinau. Žmonės valgo, nu tai...
Tai aš, Čia kažkoks išsidirbinėjimas, nes tikrai tai yra neskanu. man tai normaliai, toks jūros skonis tiesiog. Kažkokia guma, tu kramtai burnoje ir turi, jinai nesusikramta. ir Nereik ten daug kramtyti, biški pakramtyti, ir jį viską. Tai aš taip, aš negaliu norėti. Aš turiu pakramtyti. Tai va tokia ta vakarienė. Žuvies restorane. Tuoj dar sužinosim sąskaitą. Thank you. Nu, mažulką apmokėjom. Jam 6 euraskai. Ting, ting. Tai bus ne dvigubai pigiau, pavalgėm mėsos mes.